Palangoje šį savaitgalį dviguba šventė. Minima ne tik vasario 16, bet šurmuliuoja ir stintų mėgėjai. Tūkstančius svečių sukvietė 10-oji jubiliejinė Palangos stinta. Šiandien Palanga bangavo lyg karščiausią vasaros dieną. Jubiliejinė 10-oji Palangos stinta į kurortą sukvietė tūkstančius lietuvių ir daugybę svečių iš užsienio. Tradicinėse stintų meškeriojimo varžybose nuo jūros tilto dalyvavo net 20 komandų, tačiau nepralenkiami varžybų naujokai bendradarbiai Arūnas ir Paulius. Jie sugavo rekordinį kiekį 660 gramų žuvies. Ar stintų buvo? Ne, plėštų tiktais. Pagavom viskas. Per kiek laiko iš viso? Nuo 9 iki 3 valandas. Nepanorė meškerioti, už litą kitą ragavo jau iškeptų arba rūkytų stintų. Na, o didžiausia atrakcija žiūrovams – sveikuoliai. Tradiciškai per Palangos stinto šventę išsimaudanti šaltoje Baltijoje. Pirmieji dar nesulaukę starto jūrą brido svečiai ispanai, o iš paskos ir keli šimtai Lietuvos sveikuolių. Keletą sekundžių vandenyje praleidę ruoniai it susitarę kartojo, kad visai nešalta. Malonu, skiepai nuo gripo. Čia toks prevencija. Prevencija. Visiems pabandykit, matysi kaip nuostabu. Beje, nors Palangoje stintos šiandien karaliavo, nepamiršta ir valstybės atkūrimo diena. Lietuva!